Saulė Zujutė. Psichikos pasaulis, darbas su pasąmone, įsižeminimas. Mūsų visatinė sąmonė turi 4 kūnus, pasireiškimo instrumentus – monadą, dvasią, sielą, psichiką su jai priklausančiu tankiausiu fiziniu kūnu. Kiekvienas šių kūnų pats susideda iš tokių pačių sudėtinių dalių – savo monadinio lygmens, dvasinio intelektinio sielos jausmų ir psichikos fizinio kūno. Kitos sistemos skirsto 7, kaip pavyzdžiui 7 auros kūnai ir 7 pagrindinės čakros ar 10 kaip kabala. Tai tik smulkiau išskaidyti tie patys 4 lygmenys. Šiuo atveju mums tai nėra aktualu aptarti. Psichika yra sąmonės pažinimo instrumentas psichikos pasaulyje. Ji taip pat susideda iš 4 dalių. Psichikos sąmonės aukštesnioji dalis, jos monadinis, esencinis lygmuo, vienintelis iš 4 psichikos lygmenų išliekantis po fizinio kūno mirties. Fizinis protas, pasąmonė su fizinio kūno ląstelių sąmonė, gyvybė ir psichikos tankiausias kūnas, fizinė materija ir jos sąmonės būvis, nesąmoningumas. Psichikos monadinis lygmuo eina į žmogaus individualybės struktūrą, kuri išlieka po įsikūnijimų ir turi jų atmintį, veikia subtiliuose pasauliuose virš psichinio. 3 žemesnieji psichikos lygiai sudaro asmenybę ir yra tik vieno įsikūnijimo reiškinys. Po mirties išsiskaido. Plačiau pristatysiu psichikos pasaulio lygmenis ir jų gyventojus, nes šie dalyvauja ir pasąmonės lygmenyje ir sąmoninant nesąmoningumą, materijos sąmonę. Psichikos pasaulio monadinis lygmuo. Čia gyvuoja ir iš čia veikia į žemesniuosius poplanius kosminiai principai, dėsniai, laiko, erdvės ir kitų konstantų valdovai. Iš čia mus gaubia psichikos pasaulio kolektyvinė sąmonė, kurią aš vadinu psichikos pasaulio misija. Man misija ne abstraktus terminas reiškiantis veiklos paskirtį, o aukštos kosminės hierarchijos būtybė, kurios fizinis kūnas yra visas mūsų psichikos pasaulis. Iš šio plano veikia ir tam tikra būtybių hierarchija, okultizme vadinama spiritus directores, valdančiosios dvasios. Šios būtybės turi tik monadą, dvasią ir sielą. Tai nėra savo suformavusios psichikos kūno, to, ką vadiname aura su 7 jos sluoksniais ir 7 pagrindinėmis čakromis ir fizinio kūno. Dauguma šių būtybių yra atvykusios dirbti iš užvisatės dėsniai principai, iš dvasios pasaulio ar monados pasaulio. Ne tik spiritus directores, bet čia reziduoja ir kai kurie arkangelai, angelai, dvasiniai mokytojai. Psichikos pasaulio aukščiausias monadinis lygmuo yra jų veiklos buveinė, iš kurios visos šios sąmonės padeda bręsti 4 žemiausių būties gyvybės bangų atstovams – mineralams, augalams, gyvūnams ir žmonėms. Negaliu apibendrinti visų atvejų, bet dauguma tų mokytojų, su kuriais bendraujame čenelingo būdu, veikia būtent iš šio psichikos lygmens, kuris tuo pačiu yra persmelktas ir kelių žemesniųjų sielos pasaulio ir paties žemiausio dvasios pasaulio poplanių, nes visi būties planai vieni per kitus persismelkia, nėra atskirti sienomis. Tai ypač būdinga psichikos pasauliui, kurio visi šie lygmenys ir jų gyventojai nėra aiškiai atriboti vieni nuo kitų veiklos. Sykį kokiais 1995 metais, kai su mama aktyviai dirbome su 2 gyvenimų vertimu ir redagavimu ir gerai jautėme knygoje aprašomus mokytojus, mėginau dvasios pasaulyje pajusti Moriją. Jo sąmonę išgirdau, bet jis nustebęs manęs paklausė, ko tu manęs taip aukštai ieškai. Ilgai negalėjau suprasti, ką reiškia aukštai ir kur tada jis yra žemiau. Tai štai va čia pat mūsų namų aplinkoje ir yra, tik nenusileidęs į fizinį planą ir neįsigijęs fizinio kūno.
Apie spiritus direktores mažai viešai žinoma. 20 amžiaus pradžios rusų okultistas GOM okultinėje enciklopedijoje užsimena, kad spiritus direktores sudaro aukščiausius astralinės policijos rangus. Taip pat psichikos pasaulio monadinėme lygmenyje sutinkami kai kurie elementariai – žmogaus sielos ir dvasios visuma tarp dviejų inkarnacijų, santykinai tai galima vadinti vėlėmis, bei elementaliai – psichikos pasaulio esminės būtybės. Elementaliai turi dvasią, sielą ir fizinį kūną, kurio dauguma nematome dėl to, kad šio fizinio kūno sandara susilieja su aplinka, kurioje elementaliai veikia. Jie tarsi permatomi ir neįžvelgiami būdros sąmonę. Elementaliai prižiūri cheminius bei fizinius reiškinius, daugelį fiziologinių procesų ir taip toliau. Pagal tai, kurio psichikos lygmens energijos vyrauja, jie skirstomi į 4 pagrindines kategorijas. Oro elementaliai, kurių kūnai yra dujiniai, yra silfai. Vandens elementaliai skystais fiziniais kūnais – undinai. Fiziškai tankiausio kūno būtybės – gnomai. Subtiliausios struktūros kūnai – ugniniai arba, kaip tai vadinama okultizme iš visuotinio eterio – salamandrų. Elementalių materialūs kūnai tapo visatos fizinė baze, o jų sąmonės psichikos pasaulio audiniu. Tad galima sakyti, kad visas psichikos pasaulis ir mūsų psichikos kūnas tai stichijų ugnies, oro, vandens, žemės, elementalių kuriamas sąmonės reakcijų į aplinką raštas aplink fizinį kūną. Psichikos pasaulio dvasios lygmuo. Tai dvasios pasaulio energijos įsikūnijimas, kurį vadinu pasaulio protu. Dvasios pasaulis išskiria dalį savo sąmonės, iš kurios susikuria psichikos pasaulio intelektinė sąmonės dalis, kuris sudaro aplinką šio lygmens gyventojams generuoti mintis bei idėjas, jas suvokti ir į jas reaguoti. Tai tarsi oras, kuriuo gali sklisti mintis. Čia gyvuoja tam tikri kolektyvinės minties dariniai vadinami egregorai. Ne tik žmonių bendruomenių, religijų, mokymų ir kitų, bet ir gyvūnų, augalų kolektyvinės dvasios. Gyvūnai, augalai dar neturi autentiškos asmenybės, nors kai kurie naminiai gyvūnai jau sugeba suformuoti savitą asmenybę, veikiami savo šeimininko sąmonės energijų. Jų elgesį per instinktus valdo visos vienos rūšies kolektyvinė sąmonė – dvasia. Taip pat šiame plane veikia tai, ką šamanizmas įvardija kaip gyvūnų sąjungininkus, gyvūnų dvasias globėjas. Užmegzti ryšį su savo artima pagal prigimtį gyvūno dvasia labai svarbu, norint leistis į pasąmonę, o ir kitoje veikloje psichikos pasaulyje. Šiame lygmenyje vėlgi sutinkami elementariai žmonių vėlės tarp įsikūnijimo, po mirties kylančios į sielos planą ruoštis kitam įsikūnijimui, jau besileidžiančios į įsikūnijimą ar tiesiog pastrigusios, nors pastrigusių daugiau yra žemesnėme psichikos pasaulio sielos lygmenyje. Elementaliai bei šio lygmens dirbantys principai, dėsniai, arkangelai, angelai, dvasiniai mokytojai. Psichikos pasaulio sielos lygmuo. Tai psichikos gyvybės sluoksnis, jos astralinis, jausmai ir gyvybinis eteris, poplaniai. Tai sielos pasaulio energijos įsikūnijimas psichikos pasaulyje. Sielos gyvybė nusileidusi į žemesnį pasaulį ir įgavusi to pasaulio bruožų, apribota to pasaulio dėsnių. Tai pasaulio siela, psichikos pasaulio asmenybė. Jos tikslas yra užtikrinti visa ko gyvybingumą, visas 3 psichikos pasaulio aukščiausias sąmonės aprašau visatos giesmėje. Pasąmonę taip pat suvokiu egzistuojant šiame lygmenyje. Be visų aukščiau jau išvardytų būtybių, čia sutinkami gyvieji archetipai, kosminiai evoliuciniai elgsenos modeliai. Juos kuria ir padeda integruotis į žemesniųjų pasaulių gyventojų sąmonės archetipų meistrai,
kurių yra visuose būties pasauliuose. Kai kuriuos archetipus pažįstame iš liaudies pasakų ar mitų, pavyzdžiui, senas išminčius, apgavikas, didvyris, dieviškoji motina, vaikas ir taip toliau. Jie dažnai reiškiasi per sapnus, kūrybą ar sinchroniškus gyvenimo įvykius. Archetipų modeliai yra energiškai aktyvūs, nes tai kosminė gyvybė, kuri siekia pasireikšti per tą asmenį, kuris apsiima atstovauti vienam ar kitam archetipui savo gyvenimu. Jei kalbame su dėsniais jų pasaulyje, jų namuose, jie pasakos apie savo tenykščius darbus už visatinių reikalų kasdienybę. Jei kalbame su jais per jų atstovus, gyvuosius archetipus, kurie įfiksuojami į kolektyvinę pasąmonę, dėsniai mums pasakos apie savo veiklą jau mūsų konkrečiame žemajame būties plane. Taip pat šiame psichikos pasaulio lygmenyje gyvena astralinės lervos, kurios skaido žmonių, Žemės gyventojų ir kitų planetų atitinkamų gyventojų negatyvias mintis ir jausmus, mirusių žmonių eterinį bei astralinį kūnus, kaip mūsų fiziniai kirminai, bakterijos ir kiti skaido mirusius fizinius kūnus. Taip pat čia susiformuoja ir egzistuoja vadinamosios astralinės klišės, norų formos, tam tikra žemosios gyvybės forma, kurią sukūrė ir maitina žmogaus sąmonė. Kaip tai nusako GOM okultinėje enciklopedijoje, tarkime, kad žmogui kilo nedoras noras įvilktas į pakankamai tipišką formą. Jis nesėmė šio noro realizacijos fizinėme plane, jis tik nupiešė nedoro noro astralinį paveikslą. Šiuo veiksmu jis pagimdė būtybę, koaguliuodamas astralą ir pasinaudodamas didžiu koaguliantų individualizacijos dėsniu. Pagimdyta būtybė neturi fizinio kūno, bet turi astralinį kūną nedoro noro idėją. Astralinio pasaulio procesų, kovų, savigynos tema sudėtinga. Jai skirsiu vėliau atskirą tekstą. Šiame tekste koncentruojuosi į pasąmonės sferą. Psichikos pasaulio fizinio kūno lygmuo. Mums gerai pažįstamas mūsų fizinis pasaulis. Jo sąmonė tai mineralai, jauniausia gyvybės banga. O kadangi ji visiškai jaunutė, tai mineralų sąmonės būvis dar taip menkai reaguoja į aplinkos poveikius, kad vadinamas nesąmoningumu, giliu transu. Su mineralų ir visos fizinės būties sąmonės žadinimu, ugdymu dirba daug aukštų hierarchijų. Apie tai irgi kada nors vėliau. Grįžkime prie šios dienos temos – pasąmonės. Pasąmonė taip pat susideda iš sluoksnių. Pirmas – pasąmonės monadinis lygmuo, jos kvintesencija gyvieji kolektyviniai archetipai. Savo struktūra primena ugnies stichiją, kuri jį ir globoja. Antras – pasąmonės mentalinis lygmuo. Pasąmonės audinyje atsispindėjusios žmogaus mintys, idėjos iš jo kasdienio proto, iš psichikos kūno ir abstraktaus dvasinio proto, iš dvasios kūno. Čia gyvena gyvūnų, sąjungininkų dvasios, savo struktūra primena oro stichiją, kuri jį ir globoja. Trečias – pasąmonės emocinis lygmuo, kuriame gimsta sapnai, reginiai, vaizdiniai, tam tikros kūrybinės idėjos. Čia taip pat gyvena kai kurie gyvieji archetipai, kai kurie gyvūnai, sąjungininkai, primena vandenyną, vandens stichiją, kuri jį ir globoja. Ketvirtas – pasąmonės dugnas, materija, žemės stichija. Riba su nesąmoningumu ir nepastebimas persismelkimas į nesąmoningumo pasaulį, kuriame išskirti tokius pačius 4 poplanius kol kas sunku, nes materija dar labai inertiška, neturinti aukštesnio sąmoningumo lygmeniui būdingų reakcijų, jausmų, o tuo labiau minčių. Pakartosiu, psichikos pasaulyje ir jo posluoksniuose, tai yra pasąmonėje, nėra ryškių ribų tarp skirtingų lygmenų, panašiai kaip mūsų Žemės atmosferos sluoksniai, troposfera, stratosfera ir kiti sklandžiai persidengia vieni su kitais.
Kieno gerai išvystytas ryšys su savo pasąmonės monadiniu lygmeniu, tie turi stipriems šamanams būdingų savybių ir gali jas ugdyti. Jei žmogus gerai jaučia savo pasąmonės dvasinį mentalinį lygmenį, jam sapno metu gali ateiti pasąmonėje susigulėjusios tam tikros kūrybinės idėjos, vadinamosios astro idėjos, projektai, su juo per sapną kalbės gyvieji archetipai, dvasiniai mokytojai, jis regės tolimosios ateities vaizdus ar klajos sapnų kūnų po kitas subtiliasias realybės. Kas turi glaudų ryšį su savo pasąmonės emociniu lygmeniu, tų būna ryškus pranašiški sapnai apie buitinius, kasdienybės, rytojaus dienos įvykius ar tam tikrus artimos ateities visos žemės procesus. Empatija, gebėjimas jausti kitų būtybių emocijas, yra susijusi ne tik su siela, bet ir su pasąmonė, jos emociniu lygmeniu. Tiems, kurie kenčia nuo per didelio emocinio jautrumo ir kitų žmonių jausmų išgyvenimo savyje, pirmasis mano patarimas yra nerti giliau tų jausmų, įsišaknyti į nesąmoningumo lygmenį. Mat, dauguma jautrių žmonių emociškai sudėtingoje situacijoje renkasi lengvesnį, mažiau efektyvų būdą, išeina iš kūno. Išsigandusi stipraus emocinio potyrio, sąmonė pabėga nuo jo į subtiliasias plotmes. Toks žmogus negalės atjaučiai padėti kitam emociškai sudėtingoje situacijoje, nes pats iš jos nusišalino. Tai nėra kažkas blogo, tiesiog žmogus dar neišmoko įsifiksuoti į materialumą, suleisti šaknis į materiją, pilnai įsikūnyti į fiziškumą ir nuo to kenčia. Kaip įsižeminti? Norint įvaldyti bet kurio lygio pasąmonės energijas, jos visus lygmenis ir gebėti sklandžiai veikti pasąmonės lygiuose, visų pirma reikia įsižeminti į pasąmonės pasaulio dugną. Dugną rašau kabutėse, nes tai nėra konkreti erdvė, o tik tam tikras vibracinis dažnis, žemiau kurio egzistencijos planą jau galima įvardyti kaip nesąmoningumą. Kaip nėra ryškios ribos tarp dvasios ir sielos pasaulių, tarp sielos ir psichikos pasaulių, nes visi jie vienas kitą persmelkia, užima tą pačią erdvę, tik yra skirtingų vibracinių dažnių, taip ir pasąmonę nuo būdraujančio sąmoningumo ar nuo nesąmoningumo skiria tam tikras kokybinis šuoliukas, kaip pavaros perjungimas automobilyje. Vis kartoju medžiagą, kad geriau užsifiksuotų. Geriau jausti savo pasąmonę, jos sluoksnius padeda susidraugavimas su stichijomis. Stichijos yra viso psichikos plano, ne tik pasąmonės, gyvybinis audinys. Mūsų psichikos kūno subtilieji receptoriai geba jausti stichijas, pradinius psichikos pasaulio gyvybinius elementus – ugnį, orą, vandenį, žemę. Ir jų sąmonės nešėjus elementalius – salamandras, silfus, undinus, gnomus. Mokytis jausti šias stichijas bei jų elementalius skatinu medituojant į juos savo kūne, įsiklausant į fizinio kūno pojūčius nuo susitelkimo į vieną ar kitą stichiją. Tai ir vėl paskata susitelkti į įsižeminimą, o ne išeiti iš fizinio lygmens į subtiliuosius ir mėginti patirti stichijas anapus savo fiziškumo. Galima vizualizuoti, kad nusileidžiate į pasąmonės emocinio vandenyno dugną, suleidžiate į jį šaknis ar išmetate tvirtą inkarą ir užfiksuojate ryšį su pasąmonės materija. Tada pasiekėte įsižeminimą į pasąmonės pasaulį. Savo šaknų ar inkaro jautimą reikia pasitikrinti kasdien, kad šis pojūtis sustiprėtų. Jausti įsižeminimą reikia savo fizinio kūno pojūčiais, o ne jausmais ar mintimis. Tikrasis įsižeminimas – tai fizinis kūnas ir jo materijos pojūtis. Sunku papasakoti tai, ką geriausia yra patirti pačiam ir tada taps aišku. Tik pilnai įsižeminus į materiją, sąmonės kanalu galės visavertiškai tekėti subtiliųjų planų energija ir žmogaus idėjos, planai galės realizuotis fizinėje realybėje, gyvenimas vyks
vyks sklandžiau, nes žmogus bus į jį įėjęs pilnai, o ne savo sąmonės dalimi. Iliustracijoje pirmas atvejis – sveikas įsižeminimas, antras ir trečias atvejai – pabėgimas iš situacijos. 3 dešiniosios iliustracijos iš Barbaros Brennan knygų. Mano nuomone, įsižeminimas svarbus visuose sąmonės lygmenyse ir visais gyvenimo etapais. Tiek dar esant materialistiško požiūrio, nepripažįstant subtiliosios realybės, tiek atsiveriant savivokiam sąmonėjimui per subtiliuosius planus. Sakyčiau, kad antrajame sąmonės prabudimo etape įsižeminimas, savo auros vientisos tvirtos ašies formavimas turėtų būti pirmas veiksmas, o tik po to, kai žmogus jau tvirtai įšaknytas į materiją, jis gali saugiai savo pačiam, nebijodamas nuplaukti ir prarasti ryšį su fizinė kasdienybė, keliauti pažindintis su subtiliosiomis realybėmis, medituoti, užsiimti energiniu gydymu ar čenelingu. Antrame etape žmogus brandina savo dvasios branduolį, pažindinasi su savo asmenine ir su kolektyvinė pasąmonė, nesąmoningumu ir tada trečiame etape jau gali visavertiškai dirbti šiuose žemiausiuose būties lygmenyse evoliucinius materijos sąmoninimo darbus. Dvasinis branduolys. Norint dirbti su pasąmonė, reikia būti tvirtam. Norint tapti tvirtam, reikia vientiso dvasios branduolio. Dvasinis branduolys – sąmonės savivokos centras išugdomas dvasinėmis praktikomis, sujungiant moteriškojo prado in gyvybinę energiją su vyriškojo prado yang gyvybinę energiją. Kas yra daoistų ir kitų senųjų dvasinių praktikų alchemijos tikslas? Dar kitose senuosiuose raštuose tai įvardijama kaip sielos in energija, sąmonės ir dvasios yang energija, sąmonės sąjunga. Iš šios sąjungos gimęs dvasinis embrionas, dvasinis branduolys padeda kaupti gamtos gyvybinę energiją chi ir užtikrina fizinio kūno sveikatą bei ilgaamžiškumą. Dauguma jo nejaučiame ir nepatiriame dėl to, kad mūsų sąmonė tam dar nesubrendo. Taigi, dvasinis branduolys yra formuojamas ilgomis saviugdos praktikomis su kantrybe ir pastoviu kasdieniu darbu. Kaip sako okultistai, norint daryti auksą, reikia turėti aukso. Tai yra susisiekti su savo dvasiniu auksu. Čia tarsi uždaras ratas, bet esmė tokia – mažas vaikas nepajėgs pakelti tokių svorių, kiek suaugęs žmogus. O kad vėliau jau suaugęs jis galėtų pakelti svorį, vaikas turi save atitinkamai, disciplinuotai auginti. Sąmonėjimo kelyje tai vadinama dvasinė alchemija, didžiuoju darymu, darbu, savo žemosios prigimties tobulinimu, švino vertimu auksu. Neįsigilindama į sudėtingas daoistinės praktikas, visiškai trumpai paminėsiu, kad savo dvasinį branduolį padeda formuoti jame energijas kaupti, buvimas ramybėje, tyloje, pasivaikščiojimai gamtoje, bet ir vėl tyloje, o ne neužsičiaupiantis plepėjimas su draugais ar giminaičiais. Tokiu atveju energijos prarandamos, o ne kaupiamos. O taip pat stengtis, kad tuo metu tyla būtų ir galvoje, nes jei ten šurmuliuos mintis bei jausmai, tai ir vėl energijos bus prarandamos, o ne kaupiamos. Gausinti dvasinės energijas padeda savyje nuolat jaučiama ir gyvenime taikoma pagarba gyvybei ir sąmoniai. Neakcentuoju dabar madingo požiūrio tik pozityvios mintis ir pozityvūs jausmai, nes tai dažnai vienpusiškai sureikšminama ir imama bijoti savo neigiamų reakcijų, šios nugrūdamos gilyn į pasąmonę, kur niekur nedingsta, o tik kaupiasi kaip toksiškos šiukšlės ir kada nors vis vien prasprogs it susitvenkęs pūlinys. Jei jaučiamas poreikis supykti ar pasibarti, svarbu tai daryti su pagarba kitai sąmoniai. Ir tai bus naudingiau savo ir aplinkai, nei ją teršti užslopintomis negatyviomis savo būsenomis. Kai supykstame ar suirstame ir nesusitapatiname su šiomis emocijomis, o darome tai savivokiai, tarsi stebėdami save iš šono,
Po tokio protrūkio greičiau sugrįžtame į savo ramybės būseną, dėl ko neatmetu vadinamų negatyvių jausmų. Kai kurie jų yra kūno kalbos išraiška ir mums sako, kad kažką darome ne taip. Tad užuot slopinę negatyvius jausmus ar mintis, pirmą mėginkime pajusti savo fiziniu kūnu, kas ne taip. Tai irgi įsižeminimo, savo situacijų jautimo ne vien mintimis ar jausmais, o ir fizinių kūnų dalis. Savo jausmų kalbos, pojūčių kalbos, fizinio kūno kalbos reikia mokytis kaip ir mūsų sapnų kalbos, nes kiekvieno ji individuali, skirtinga. Taigi savęs pažinimui, susidraugavimui su savimi reikia skirti laiko, daug laiko. Aš dvasinį branduolį jaučiu kaip saugią, jaukią, gyvą, daugiamatę erdvę krūtinės srityje. Tai nėra širdies čakra. Čakros aura tai psichikos kūno struktūra. Ar gyvybės energijų sutekėjimo taškas kinų vadinamas dantijaniu. Gyvybės meridianai yra sielos kūno atstovai mūsų fizinėje struktūroje. Tai kokybiškai kitas lygmuo nei fizinis kūnas, psichikos kūnas ar sielos kūnas. Tai dvasios kūno projekcija į fizinį, dvasios buveinė fizinėme lygmenyje. Aiškiaregė Barbara Brennan tai mato kaip žvaigždę saulės rezginio srityje. Aš jaučiu kiek aukštėliau. Tiek fizinio kūno ląsteles, tiek savo gyvybės sielos meridianus ar dvasios branduolį galima mokytis jausti esant bent kur, stovint eilėje, vaikščiojant, vairuojant, kitaip sakant, užpildyti tą laiką, kurį paprastai būname automatinės sąmonės, kažkur klajojame mintimis, tai geriau jau tuo metu pratintis jausti save. Dieviškoji malonė. Motina visata, jei jums artimiau matyti visatą vyriškos lyties ir vadinate ją kūrėju, irgi gerai, juk su juo bendraujame sąmonė į sąmonę, o vardas tik fiziniam protui svarbi forma. Motina visata visose savo ląstelėse, jos gyventojuose yra įskiepijusi poreikį tobulėti. Ir pati mums padeda. Ji nenurodo mums, ką daryti, nes šioje visatoje skatinama laisva valia rinktis savo veiksmus. Tačiau yra ir tam tikra kosminė galia, kuri neleidžia su ta laisva valia visai jau nusivažiuoti į lankas. Ta pagalba tai dieviškoji gravitacija. Iš būties kūrėjo sklindanti trauka visoms iš jo gimusioms sąmonėms involiucinio proceso metu nugrimzdusioms į tankiausius sluoksnius. Evoliucijos proceso metu sugrįžti į jį. Būtent dieviškoji gravitacija nenumaldomai skatinanti augti, sąmonėti, užtikrina, kad kiekvienas iš mūsų, net jei laikinai sustojame pailsėti ir užsimiršome, anksčiau ar vėliau prabusime ir pasiduosime šiai dieviškai jėgai. 20 amžiaus mąstytojas, filosofas Jogas Šri Aurobindas tai vadino atsidavimu aukštesniajam vedimui, aukščiausiai maloniai. Štai kaip jis tai aprašo savo kūrinyje Motina. Dieviškoji motina, kosminė kūrėjo energija. Egzistuoja dvi jėgos, kurios gali kartu daryti vieną didelį ir sunkų darbą, esantį mūsų pastangų tikslu. Tvirtas ir neišsenkantis siekimas, šaukiantis iš apačios ir aukščiausia malonė, atsakanti iš viršaus. Tačiau aukščiausia malonė veiks tik šviesos ir tiesos sąlygomis. Ji neveiks melo ir nemokšiškumo jai primestomis sąlygomis. Šviesa ir tiesa yra vienintelės sąlygos, kuriomis aukščiausia jėga nusileis. Ir tik ši aukščiausia supramentalinė jėga, nusileidžianti iš viršaus ir atsiverianti iš apačios, gali pergalingai valdyti fizinę prigimtį ir panaikinti jos sunkumus bei kliūtis. Supramentalas Šri Aurobindo įvestas terminas, nusakantis jo integralinės jogos esmę, kaip žmogus evoliucionuodamas įgijo fizinį gyvybės proto kūnus, taip jis įgis ir dar vieną evoliucinį kūną, kuris bus pranašesnis už protą, kaip protas pranašesnis už gyvybės kūną,
kaip gyvybės kūnas pranašesnis už fizinį kūną. Reikia visiškai ir nuoširdžiai atsiduoti, reikia atsiverti vien tik dieviškai jėgai, reikia tvirtai ir vientisai pasirinkti nusileidžiančią tiesą. Atsidavimas turi būti visiškas ir turi apimti visas būties dalis. Nepakanka, kad psichika atsilieptų, aukštesnysis protas priimtų ar net vidinė gyvybė paklustų, o vidinė fizinė sąmonė jaustų įtaką. Jokioje būties dalyje, net labiausiai išorinėje, neturi būti nieko pasilikta savo. Nieko, kas slepiasi už abejonių, sumišimų, išsisukinėjimų, nieko, kas maištauja ar neigia. Jei dalis būties atsiduoda, o kita dalis tausoja save, elgiasi savaip ar kelia savo sąlygas, tuomet kiekvieną kartą, kai taip atsitinka, jūs pats atstumėte nuo savęs dievišką malonę. Iš Šri Aurobindo idėjos apie kosminę motiną man kelio pradžioje 1991 metais gimė tokia asmeninė mantra, padedanti save alchemiškai taurinti. Motina, padėk į viską žiūrėti tavo akimis, veikti tavo valia, išmokyk naujų įpročių, naujo mąstymo. Teta gydymo sistemoje yra panašus požiūris, kad yra daug pažangių savybių, kurių savyje neturime. Jas pagal šią sistemą galima atsisiųsti iš kūrėjo kaip programinę įrangą. Tad galima prašyti jums artimo aukščiausio dvasinio sąmoningumo, kad atsiųstų gebėjimą įsižeminti, padėtų susidraugauti su stichijomis, su pasąmone. Apie įžeminimą ir dvasinį branduolį rašau Vadovo po būties pasaulius 2 knygoje. Įžeminimui skirtas atskiras ilgas skyrius įsižeminimo svarba, o dvasinio branduolio esmei ir formavimui daug dėmesio skiriu taip pat ilgame skyriuje įžvalgos gilinantis į daoizmą ir atskirai dar 3 priede. Apie pasąmonę, nesąmoningumą ir kitus psichikos procesus, kaip minėjau, iš lėto ruošiu naują knygą Vadovas po psichikos pasaulį, į kurią pateks šis tekstas ir kai kurie kiti. Apibendrinu. Norint įvaldyti savo fizinių sąmonės lygmenis, pasąmonę, nesąmoningumą ir tapti stabilių energijų laidininku į fizinį planą, reikia 2 esminių momentų. Pirma, įsižeminti į fiziškumą, į savo fizinį kūną ir per jį į žemės centrą. Antra, kartu su dieviška malone ugdyti savo sąmonės dvasinį branduolį, kuris suteiks jėgų būti tvirtam ir vientisam.